kada pagalvojate, kodėl mes ne visada įvykdome tai, ką sugalvojame? Pavyzdžiui, sugalvojame pradėti sportuoti nuo kitos savaitės, bet atėjus naujai savaitei vis tiek nepradedame sportuoti. Kodėl taip atsitinka? Anot savidisciplinos reikia labai gerai detalizuoti, ką mes norime padaryti. Tarkime, jeigu norime sportuoti, reikia labai tiksliai nusakyti, kada ir kaip mes tai norime padaryti. Tai reiškia, kokiom savaitės dienom tai norime padaryti, kokiom valandom, su kokiu treneriu, kokį sportą. Ir tarkim, jeigu praleidžiame kažkokią tai dieną, nenueiname sportuoti, kas tada turėtų būti? Tarkim, kitą dieną padarysime pusę valandos ilgesnę treniruotę. Tai reiškia, jeigu mes norime kažką tai suplanuoti ir padaryti, visada reikia stengtis kuo detaliau nusimatyti, kaip mes tą galime padaryti. Dėl to savidisciplina iš tiesų padeda pasiekti svajones.